Kokybės suvokimas. Dažniausiai įmonė vertina kokybę paprastai, atitinka nustatytus įmonės standartus ar šablonus ar ne. Kadangi įmonė turi techninių žinių, jie visus vertinimus atlieka per šią prizmę. Jei pažvelgsime kliento akimis, jis dažniausiai neturi reikiamų techninių žinių ir tokiu pat būdu kokybės įvertinti negali. Tačiau kiekvienas mokėdamas pinigus už vieną ar kitą prekę nori žinoti, ar jo neapgavo. Tad jis pradeda vertinti kokybę taip, kaip jis ją supranta. Bet jis pradeda žiūrėti ne koks daiktas yra kokybiškas, o kur jį apgavo ar paslėpė broką. Rezultatų pamatymas priklauso nuo to, kokiu požiūriu žiūri į objektą. Tai yra, jei nori matyti apsiniaukusį į depresiją varantį dangų, matysi tokį rezultatą. Jei norėsi matyti šiltą vasaros lietų, kuris tave perlėkia kiaurai ir tau tai džiaugs malonumą, matysi tokį rezultatą. Lygiai taip pat ir su kokybės pamatymu. Tai priklauso nuo to, iš kurio kampo bus žiūrima. Kadangi įmonė žiūri, koks produktas yra kokybiškas, ji mato tik teigiamus dalykus, o klientas žiūrėdamas, kur paslėptas brokas, visada randa prie ko prisikabinti. Dėl to labai svarbu vertinti kokybę ne tik pagal techninius reikalavimus, bet ir taip, kaip tai supranta pats vartotojas. Norint sužinoti vartotojo nuomonę, yra tik vienas kelias. Gavus kliento nusiskundimą dėl broko, nereikia pulti ginti savo pozicijos, bet visų pirma išgirsti, ką sako klientas ir kokie jo argumentai. Po to, kai susirinksite informaciją iš klientoje, reikia atidžiai išstudijuoti. Visą tą informaciją galima panaudoti rinkodaroje, tai yra padaryti prekę malonesnę žmogui. Mums teko sutikti kelis požiūrius į kokybę. Pirma, padarysiu kaip sau. Antra, ar pats tokią prekę pirktum. Pabandykite prisiminti, ar ką nors patys namuose ir automobilyje tvarkėte. Prisiminkite, kokį rezultatą palikote. Ir pabandykite prisiminti, kaip žiūrėjote į kitų padarytą darbą, už kurį reikėjo mokėti pinigus. Palyginkite, ką vienu ir kitu atveju jums reiškia bus gerai. Kadangi žmogus galvoje susiformavo, kad laikas nekainuoja, o norint gauti pinigus reikia sunkiai dirbti, jis su pinigais atsisveikina sunkiau nei su savo laiku. Vadinasi, ir kelia visai kitus kokybinius reikalavimus. Todėl labai svarbu pateikiant prekę ar paslaugą galvoti ne apie techninius dalykus, o apie tuos, kuriuos jaučia žmogus iš vidaus. Jei jums pavyks atsirinkti reikiamus kliento kokybės suvokimo faktorius, jūsų pardavimai ne tik išsilaikys, bet ir pradės augti. Kiek mums teko stebėti, tinkamos kainos suvokimas taip pat išsiskiria tarp įmonės ir kliento. Vienoje įmonėje, paklausus, kaip jie nustato kainą, pardavimų vadybininkė atšovė. Paskambinam konkurentui, sužinom, už kiek jisai pardavinėja, tada žiūrim, ar galim už tiek pat ar mažesnę kainą parduoti ir mes, ir dirbam. Kai buvo paklausta, o kaip kainą nustato konkurentai, po nedidelės pauzės nuskambėjo atsakymas. Turbūt paskambina mums. Tad ar teisinga pasirinkta kaina? Ką apie tai galvojo klientas? Klientų vertinimai šioje vietoje dalinasi į dvi dalis. Pirmieji tie, kurie perka kainą, antrieji, kurie perka prekę ar paslaugą. Kuom jie skiriasi? Pirmieji nesidomi jokiais vieno ar kito gaminio techniniais skirtumais. Jie perka tai, kuriems duoda mažiausią kainą. Ir kiek besistengtų vadybininkas įrodinėti savo produkto pranašumus lyginant su konkurento kaina, tokio kliento praktiškai neįkalbėsi. Antrieji domisi techniniais skirtumais. Kaip taisyklė renkasi arba gerai susipažinę su pasirinktos įmonės jau atliktais darbais ar atgarsiais, arba apsisprendė pirkti dėl prekės išskirtinumo. Šioje vietoje reiktų priminti, kad kiekviena įmonė rinkoje yra unikali savo vidinėmis nuostatomis, žmogiškosiomis vertybėmis, požiūrį tai, ką jie nori duoti klientui.
Tad jokių būdų negalima lyginti savo įmonės kainomis su kitais, nes konkurentai paprasčiausiai gali nesugebėti įdėti pakankamai širdies į savo produktą ar paslaugą ir dėl to iš jų niekas neperka. Bet tai negali būti ženklas, kad jums dėl to reikia pardavinėti tokiomis pačiomis ar mažesnėmis kainomis nei jie. Tai kas tada yra ta tinkama kaina? Visų pirma, įmonė turi vertinti klientų eiles. Tai yra, kiek užsakymų į priekį turi įmonė ir kiek konkurentai. Klientų eilė yra atspindys, kaip klientai vertina jūsų tinkamą kainą. Manau, čia visiems iškilo klausimas. O kaip sužinoti, kiek darbo turi konkurentai? Jei juk ta informacija nesidalina, kaip tada įvertinti, ar jūsų tinkama kaina yra gera, ar visgi bloga? Tačiau yra modelis, kuris leidžia nesidairant į konkurentus nustatyti savo vertę rinkoje. Mes jį pristatysime.